Sveiki, šiandien norėčiau pasveikinti jūs su šventom Velykom. Šiandieną eisim ieškoti, ką atnešė kiškis. Eime! Kur galėtų būti? Pirmiausia, bandysim jį atkasti. Ar prisimenat, kai čia buvo mano bulvių ferma? Nu, o gal bus kažkas pasilikę? Gal kažką kiškis paslėpė po jais? Pradėkime paiešką. Aš labai nuliūdęs, čia nieko nėra. Nu ką, važiuosim į Švėkšną. Pažiūrėsim, gal triušiai kažkur uždaryti, gal psichuškiai. Tikiuosi, manęs ten irgi neuždarys. Tai kaip čia labai užkurti? O tai gal čia? Tai čia irgi nieko nėra. Tai grįžau namo, Švėkšnui nieko nebuvo. 50 litrų soliaukų sunaudoju. Žinau, kiek čia pinigų. Taip, grįžau iš Švėkšnos, aš paklausiau psichuškės darbuotojų, jie pasakė, kad čia zuikinio laiko. Tada manęs vos nesurakino, ką dabar man daryti? Žodžiu, kaip minėjau, aš čia pasiparkavau savo motoriuką, o pasirodo, šalia yra dalykinės zuikis! Pasakyt, pažiūrėkite, ką aš čia gavau. O, margutis, koksai gražus. Ar jūs galite pastebėti, va tokis gražus, pažiūrėkit. Aš net negaliu. Gerai, pažiūrėkit, ką dar gavau, va. Karvutė. Oi, blėt, nusidilginau. O, grybukai. Nu, dėkite valstybės nieko tokio. Oh, no. Dabar 10 pusėjus. Tai vat matot, po tokių stiprių iššokių šitas kiaušinis dar gyvas. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime po kelių šimtmečių. Čia buvo Justelis B.